Tai esam Pleikiuose. Šitą tiesią, tai lipam stulps, matau. Aha. O čiut šelniai kiauda. O tai maždaug toj vietoj mūsų namai. Ant mūsų pusės, jo? Ant mūsų pusės. Tai Aha. matau, du stulpai pavienu. Vis, ko čia blėdžiai. Aha. Dabar sunku net pačiam nusakyti, kur tas tikslyjas įvykos. Tai čia buvo kelias. Aha. Mes va šito kelių buvo. Tai tik dabar dar atnaujinti. O tu keliamas į Kruopščių bažnyčią. Kiek čia kilometrų? 3 kokie? Nu, gal kažkas. Dabar Nu, a čia mes gyvenam per pasų, vidurė, aglaitėm apsodinta, šiaudų medinį. Ir čia kelintais metais gyvenat? Čia mes įsidėgėm 49 metais. Aha. Aišku. Rūdžiai. Čia kiek? Ulica nebuvo. Aha. Ir čia šitą... Kiek namus šalia dar kas artimiausi kaimynai buvo? Tos artimiausi kaimynai buvo Ručinskas ir Klietė. Toliau pavyzdžiui buvo Ručinskas, a čia dabar... O kaip tos pačius namus, kaip tėvs statė, ar kas statė? Nieks nestatė. Man kaip apsižemė, tai mane jau visą čia pat. Čia paėmė, aš nupikštelį. Tai ten turėjo Jarašovskaitė Marijona. Jinai turėjo 15 hektarų žemės, jau paliko 5 hektarą, a 9 hektarų paliko seserį. Bet jam turi gauti 9 hektarų, tai reikia nusplėti žemę. A čia 5 hektarai gyvenamieji namai. Mano mama. Nu, tai ten nukaršinti, tai jie kelius padėjo. O paskui, kai nudegėt, kur išsikėlėt? Kaip mes nudegėm, tai iškart parėjom mes gyventi iš Šapnais. Įstojom į Kovus, mes į Kovus nestojom, ne mes, ne Ručinskas, jie varyti į Kovus, nestojom. Kad nudegėm nebuvo kur, bet stojom į Kovus, tai ten davom gyventi šliautrą, kur matė, sakiau, Kovus pirminis. Šelto šliautrą gyvenom pas Nūdienį. Ir kiek ten metų išgyvenot? Ten nedaug išgyvenom, to paskui parėjom, ten mes gyvenom kokius metus, ir to paskui parėjom buvo paskui, kaip tas krūmį, pas krūmį, kaip tam žašys buvom tas lemtas, pas krūmį parėjom. Ir prašė, kreikėte mūsų vietą, ir man pažiūrėkit sodybą, jie daug žemžių, kažkur labai daug. Ir neuždaktų, ten panašiai, a jinai kavoja, bijo, kai įsibirda išvežta. O jūs čia po sudegimo to namo neatstatinėjot nieko, jau čia visai sudegė? Nams išvis sudegė, ką ten statys, kad bus tėvų galvo, kaip mano šiandien. Tai ten galėjo tėvs į medžiagos, galėjo, bet tėvs nesudegė. A pats, kai nesudegė, tai nieko nenuveikia. Gal išmeisnik viską padaryti pasakė. O čia jau tų senųjų kaimynų nieko nelikė? Nu, matai, visi šiai, nedai viskas. Matai, visi nuo man nugriauti, visi nusigriauti, Ručins nusigriauti. Kliekis. Irgi kažkas nabuose vaiką, visi išmervės buvo likis, tas irgi prieš 5 metų, gal daugiau. Nu, nuskeliau. Jie patys nugriauti. Tai čia va tuose namuose dabar kažkas gyven dar, tuose namuose gyven vis tiek va ir čia va didžiausi namai. Kur šit didysis? Ja, va šitą va. Kudimas, tam ne, va čia priešai. O kada tu čia jį statei? Kada čia tu jį statei? 57 metais. Ir čia tavo dar statyba likusi, jo? Taip, man vien statyba. Patiriavo jau nebenugriauti. O kas čia gyven dabar? Ten gyveno Noreikėnis, namai buvo Noreikėnė, stačiau. Pats Noreikėnis, kaip mirė, ant buvo pardavęs, Markulė tokia gyveno. Gyventas sukurė prieš tą, pato Markulė, ir Markulis kaip mirė, Markulis vien net norėjo gyventi, jo čia vien gyventi. Čia tik 20 šiaim tiek, dabar daugiau čia nieko neįsvečiavimu. O anksčiau čia daugiau namų buvo, ne pilna? Troje pilna, buvo ir meižiai.
і ручинський, і кріпатий, і весь кичуть, типу. А он то вся порвала і дивала. А после этого часть куряем амтоплейки, den galton que se buscaba en stappen en landet lavda Aišku, tai kiek čia metų buvo, kai iš čia įsikėlė tau? Aš tai